Sveiki, brangūs studentai. Mes labai džiaugiamės, galėdami jūs pakviesti visus į mūsų kongresą. Jis vyks ne Milane, o Veronoje. Zora, ir galėtume pamatyti skaidrę. Štai skaidrė. Taigi, kongresas Veronoje vyks lapkričio 21-23 dienomis Veronoje, Italijoje, Montezo viešbutyje. Labai puikus viešbutis. Ir iš tikrųjų draugai atliko viską, didėjo daugybę pastangų, kad gautumėm šitą viešbutį. Taigi mes turime datą, turime vietą ir Maša irgi ten bus, taip, būtinai būsiu. Taigi štai jis įpareigoja būti. Ir draugai iš visos Europos labai intensyviai ruošiasi šiam ir veidrodiniams kongresams. Visi studentai dega tiesiog. Paskutiniai registravimai įvyksta į kongresą. Tiesiog norėdami atvykti, net ir paskutinę sekundę galite užsiregistruoti. Jeigu kyla klausimų arba tiesiog norite pasiteirauti kai kurių detalių, tiesiog parašykite mums ekrane matomų adresų. Taigi, draugai, dabar viską turim, datą, vietą, mes turime viską puikioje vietoje, puikiame viešbutyje, viskas yra mums paruošta. Tiesiog susitikime ten kongrese, taigi pasimatysime. Draugai, tai yra lemiamas momentas jūsų gyvenime. Nepraleiskite to jokių būdų. Taigi, turime keletą klausimų, kurias galime trumpai atsakyti. Ir turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tai bus ypatingas kongresas. Kiekvienas kongresas yra ypatingas. Tai kiek pastangų reikėjo, kad jisai vyktų ir iš tikrųjų turėtumėm ir vietą, ir datą ir galėtumėm susirinkti. Visi siurprizai, kurie mūsų laukia šiame kongrese, jie turėtų būti vidiniai, ne išoriniai, todėl mes norėtumėm dar trumpai pakartoti pagrindinius dalykus, kurie yra jau žinomi. Kongresas bus suskirstytas į sesijas. Kiekviena sesija susidaro iš draugų susitikimo, pamokos, seminaro ir po to klausimų atsakymų, po to pertrauka, kartu gali būti su žaidimais. Ir kiekviena diena yra sudaryta iš 2 arba 3 sesijų. Penktadienį bus 2 sesijos, nes žinome, kad draugai rinksis į kongresą iš įvairių šalių, iš toli atskris, todėl pradėsime šiek tiek vėliau, ne nuo pat ankstyvo ryto. Pati intensyviausia diena bus šeštadienis. Ir visą dieną mes praeisime iš tikrųjų intensyvų procesą, sudarytą iš 3 sesijų, o sekmadienį taip pat turėsim kaip ir penktadienį 2 sesijas. Tu pasakai, kad šeštadienis yra pati svarbiausia, intensyviausia diena. Žmonės, tarkim, kurie labai intensyviai dirba, yra užimti ir gali atvykti tik tai 1 dieną, ar siūlytumėm šeštadienį atvykti? Aš nedrįščiau taip patarti jiems, kad atvykti tik tai 1 dienai, bet iš tikrųjų, jeigu sąlygos duotos, tiesiog verta padaryti viską, kas yra mano jėgose, nes tai iš tikrųjų yra gyvenimo įvykis ir verta atlikti visas įmanomas pastangas, kad tiesiog susidėlioti taip šeimoje ir darbe, jo ypatingai šeimoje, ir tiesiog viską susitvarkyti kiek įmanoma maksimaliai, kad atvykti kiek įmanoma anksčiau, jeigu yra galimybė atvykti dar iki kongreso, dieną ar 2 prieš. Ir iš tikrųjų šis kongresas, jam jau ruošiamės pakankamai ilgai ir kodėl tas pasiruošimo procesas toks yra svarbus. Nes mes žinome iš kabalistinių knygų ir netgi Toros, kad 3 dienos, būtent kuriomis vyks kongresas, yra
būtent esminis laiko kiekis, kad praeiti tam tikrus dvasinius perversmus. Ir šis procesas įgalins kiekvieną draugą atvykusi ten, gerai pasiruošus, atlikus visą pasiruošimą, tiesiog praeiti pilną dvasinį procesą, pilną dvasinę pakopą ir atvykus, panirus į 10-tuko darbą, susiliejus su kitomis sielos dalimis, tiesiog atsiveriant draugams, leidžiant tiesiog ištirpti toje aplinkoje, nustumiant į šalį visus egoizmus ir pasipriešinimus, kiek tai yra įmanoma, tiesiog būnant kartu su draugais, tiesiog leidžiant draugams nuplauti jūs tiesiog geromis mintimis. Ir iš tikrųjų visa tai bus užpildyta džiaugsmu, laime, tiesiog sunku net nupasakoti tos jausmus, kurie užplūsta žmogų. Ir taip pat labai svarbu yra neužmiršti pailsėti, tam yra skirtos naktis, kad išsimegoti ir būti pilniems jėgų. Ir iš tikrųjų būna, kad kartais įsitraukus į tokį intensyvų veiksmą, kartais užpuola nuovargis, sunkumas, sakyčiau toksai, bet iš tikrųjų reikia tiesiog nepervargti, neužmiršti pamiegoti, ypač po pirmos ir antros dienos. Ir kitas dalykas, kad nežiūrint į galimus sunkumus, mes iš tikrųjų stebime ir tiesiog praeiname tas būsenas, kuo daugiau jų ir matysime, kad visa diena bus pilna įėjimų ir išėjimų, matysime, kaip mes vienas nuo kito priklausome, kaip mes kartu pradame jausti, nenoriu iš anksto jums tai sakyti, tiesiog vandenyną įvairiausių jausmų, potyrių, pojūčių. Ir tada palaipsniui mes prieinam prie to, kad mūsų užpildo pasitikėjimas, tikrumas dėl viso to, ką mes praeidinėjome iki to momento, kad iš tikrųjų nėra nieko svarbesnio, kaip tik tai aplinka, kurią mes sukūrėme kongreso metu, teisinga aplinka, kuri mums leidžia toliau tęsti studijas, gyvai jas išgyventi, tai, ką mes praeiname pamokose, būtent mokymo centro. Ir iš tikrųjų pajausti skonį viso to tikro dvasinio darbo, kurį mes praeiname kongrese. Ir iš tikrųjų visi pasipriešinimai tai yra egoizmo žaismas. Ir galime kirsti lažybų iš vyno butelio, kad būtent taip yra, tai yra egoizmo žaismas. Ir svarbiausia tiesiog peržengti tai, per daug nemąstyti apie tos visus pasipriešinimus ir atvykti į kongresą. Kaip tu pasakei, manau, kad labai svarbu iš tiesiog savo patirties, sakau ir ką Ravas Laitmanas akcentuoja, kad iš tikrųjų žmogus turi pasiruošti. Ravas daug kartų yra apie tai kalbėjęs, kad iš tikrųjų yra daug tradicijų, būdų, kaip žmogui geriausių būdų pasiruošti kongresui. Ir po veiksmo kongrese irgi yra tam tikros taisyklės, patarimai, kaip geriausiai elgtis. Ir iš tikrųjų labai svarbu atlikti tinkamą darbą, pasiruošimo darbą, kad iš tikrųjų tada tinkamai pasiruošus mes matome, kaip įgyja prasmę kiekviena ir kongreso diena. Tiesiog visiškai kitaip vertini kiekvieną akimirką, žymiai giliau tiesiog gali dalyvauti veiksme. Ir galbūt ta patirtis kongreso nebus labai aiški, ypatingai pirmo kongreso metu, jeigu tai jums pirmas kongresas. Tiesiog praeidinėjant tas visus etapus, būsenas kongrese. Ir labai svarbu, kad iš tikrųjų vienytis kiek įmanoma daugiau su kitais draugais atvykusiais į kongresą. Tiesiog kartais jo pasidalinti net ir jausmais galbūt, kad tiesiog susisieti su draugais kiek įmanoma daugiau, tie, kurie atvyks ir bus kongrese. Ir
iš tikrųjų, kai būsite kurį laiką jau su draugais, tiesiog praleisdami visą tą laiką kartu, net nežinau, kaip tai tiksliai apibūdinti, nėra gerai ir turbūt reikėtų gal vengti labai atvirauti apie jausmais, bet kuriuo atveju tiesiog jūs iš kongreso išvyksite su labai geru jausmu, gera patirtimi, nors pradžioje gali atrodyti, kad tos būsenos sudėtingos ir ne visada aišku, kas vyksta su žmogumi. Tiesiog labai svarbu sudalyvauti visame veiksme, kas vyksta kongrese. Visas tas 3 dienas ir po kurio laiko ateis tam tikras aiškumas, kas buvo praeita. Ir iš tikrųjų net praleidus 1 ar 2 valandas kongreso, tai bus, pamatysite, kad gailėsitės dėl to, o net ir negalint atvykti į kongresą ir nerandant galimybę sudalyvauti 3, 2 ar net 1 dieną ir atvykus 2 valandom, irgi iš to gausi tikrai didžiulę naudą ir pamatysite, kokios svarbos buvo tos 2 valandos, kurias galėjote sudalyvauti, nežiūrinti visas aplinkybės. Ir tarkim, jeigu jūs atvažiuojate šeštadienį, sekmadienį, galite atvažiuoti tik šeštadienį, sekmadienį, vis dėlto verta atlikti pastangą ir paieškoti galimybės atvykti net ir penktadienį iš vakaro. Tiesiog svarbi kiekviena valanda, iš tikrųjų, jeigu jūs galite atvykti anksčiau, tai atvykite, net jeigu ir dalį dienos, tarkim, penktadienio. Taip pat labai atsargiai žiūrėkite į tai, kad tiesiog rinktis vieną kažkurią dieną, kuri geresnė, kuri blogesnė. Įmanomas, galima sudalyvauti 1 dieną, bet iš tikrųjų kongresai vyksta per daug retai, ypač būtent tokie ir Europoje, kad praleisti tokią galimybę. Todėl siūlome atvykti ir sudalyvauti